Sveiki atvykę į Tarp eilučių jaunimo podcastą, kuriame kalbame atvirai apie tai, kas įkvepia, augina ir kartais meta net rimtus iššūkius. Šiandien mūsų svečias yra Titas Šimkevičius, tai sveikas Titai. Labas, Nojau. Jis yra radio laidų vedėjas Tauragės radijoje bei renginių vedėjas Tauragės kultūros centre. Kas dar nežino, Titas yra vienas iš tų žmonių, kuriuos lengva atpažinti iš balso ir dar lengviau iš energijos. Tai šiandien su juo būtent ir kalbėsime apie motyvaciją, kas ją kuria, kaip išlaikyti ir ar jie yra natūrali dovana ar įgūdis, kurį galime ugdyti, tobulinti. Tai prašau dar pristatyk pats save, gal kažką praleidau. Sveiki žiūrovai. Na, iš tikrųjų, nežinau, ar ką praleidai. Turbūt, kad nieko, visos pareigos yra susakytos. Gerai, tai galime pradėti, tai noriu pradėti nuo to, ar visada buvai žmogus, kuris nevengia scenos, mikrofono, ar tas atėjo savaime su laiku? Jei šito klausimų būtum paklausęs prieš 3 mėnesius, būčiau atsakęs, kad esu toks tik dabar. Bet, na dabar tos laikotarpis toks ar ne, kad visi esame lėkime, parduotuvės pilnos žmonių, visi ruošiasi toms gražiausiams metų šventėms ir iš tiesų labai daug pažįstamų dabar sutinku ir buvusių mokytojų labai daug ir jos man pasakoja, ar prisimeni, kai vedėjai tą renginį, ar prisimeni ten vaidinai, ar prisimeni ten dalyvavai, tą darei, važiavai į Vilnių dainuoti, taip toliau. Ir galvoju, wow, aš tikrai kažką dariau ir anksčiau, nes iš tikrųjų yra toks, na, pavadinčiau tai smegenyse blokas užsidėjęs, kad neatsimenu, ką veikiau progimnazijoje. Ir, gimnazijos laikus labai gerai atsimenu, bet progimnaziją toksai kažkoksai blokas tarsi būtų užsidėjęs ir neatsimenu, ką veikiau. Na ir dabar jau ta atmintis pradeda sugrįžti, nes kai papasakoja tau, ką veikiai, tai iš tikrųjų pasirodo tikrai buvau veiklus ir anksčiau. O ar viskas ateina su laiku, tai iš tikrųjų taip. Su laiku galbūt atėjo, na, ne tas scenos nevengimas, bet atėjo ta patirtis ir, na, aš tą laiką priskirčiau ir sutapatinčiau galbūt su baime. Ar ne? Kadangi pačioje pradžioje renginių tai būdavo baimė ir prieš sceną išeinant ir pačioje scenoje kinkos drebėdavo. O dabar tai yra, na, tik tos 3 minutės prieš išeinant. Tai smagu girdėti. Jau biškį palėtei šį klausimą, bet kada tu pradėjai, kada pajutai norą užsiimėti tokią veiklą, ar, nežinau, sakai, kad prieš 3 mėnesius būtum nežinojęs atsakymą, bet kada pasijutai, kad čia yra tas dalykas, kurį tu nori daryti? Kad pajutau, kad tai yra mano noras, galbūt jau seniai nuo pradinių klasių ir matai, labai aš mėtydavaus. Iš tikrųjų, norėjau būti ir policininku, norėjau būti ir ugnegesiu ir norėjau būti ir kunigu. Vienu momentu labai norėjau būti net kunigu. Bet paskiau tas, nežinau, kažkur pašventimas išėjo iš manęs. Užvaldė mane velnias ir na, pradėjau suktis kultūroje. Tai kultūroje dabar jau 2 metai. Tai dabar biški prie linksmesnės temos papasakok mum apie ponę Zitulę. Kaip gimė šitą idėją ir tikėjais, kaip ji prigis? Tai ponė Zitulė jau tapusi grandiozinė ponė. Na, kaip sugalvojau? Sugalvojau, tai iš tikrųjų buvo viena vasara, kuomet nedirbau, tai buvo iš po 10 klasės, vasarą nedirbau. Ir turėjau, na, vasara buvo laisva ir buvo ta vasara tokia, na, kūrybinio įkvėpimo pilna. Buvau pradėjęs rašyti ir dainų žodžius ir nusipirkau gitarą, pradėjau mokinti su gitara groti. Ir paskiau pasijungiau Lenkų kanalą ir ten buvo toksai, na, komedijos laida ir tokia močiutė apsirengus ir ji pasirodė tokia močiutė apsirengus ir galvoju, o kodėl man nepabandžius? Ir pradėjau rašyti scenarijus, jau buvau ir Igoriui Jarmolenkai parašęs, ir Vytautui tam Šiškauskui buvau parašęs, na, norėjau tokį kaip ir koncertinį padaryti, tema buvo jubiliejus, tipo Zitutės bus, nors įdam buvom niekam nežinoma. Bet paskiau, na, ta mintis pasiliko nuošaliai, kadangi viskas atsimušo į pinigus.
Kai pradėjo eiti kalba apie pinigus, tai sakau, gal kada nors ateityje. Ir taip ir pasiliko viskas. Ir paskiau praeitais metais, jei neklystu, gruodžio 5 dariau kalėdinį renginį kultūros centre. Ir tiesiog jį norėjau pasireklamuoti. Ir kažkaip, nežinau, su kolegė Inga Tubutytė Murauskė, labai nuostabi kolegė, kažkaip įsivystė ta kalba, ar kaip, tiksliai nepamenu, bet taip jau gavosi, kad apsirėdžiau močiute, jos sijonas buvo vėliava. ir taip nusifilmavom ir paskiau kažkaip susikūriau TikToką ir, taip pradėjo eiti tie zitutės. Išsivystė. Jo, išsivystė. O kad prilips, nežinau, ar ji prilipo. Aš iš tikrųjų ją, kaip ir norėčiau jau truputėlį numarinti ir galbūt kitokį personažą išbandyti. Nesakau, kad ji man nepatinka, viskas yra faini ir žmonėm ji labai patinka ir tikrai privačių užsakymų nemenkai. Vien praeitą savaitę 3 privačias šventės zitutė turėjo. Bet nežinau kodėl, bet kažkaip jau manęs jie nebeveža. Nebėra motyvacijos nei kurti, nei kažką daryti. Aš visas šventes nusifilmuoju ir susimontuoju vaizdo įrašus. Sakau, čia kelsiu į TikToką. Ir tai vienas pasižiūri, praskrolini viską, pasijoki ir ištrini. Suprantu, išsisėmė jau šitą visą idėją. Tai sakei, kad nebeturi motyvacijos su ją užsiminėti, bet kaip tu pats apibrėžtum, kas tau yra motyvacija? Čia kiek žmonių, tiek nuomonių iš tikrųjų, bet kai aš pasakysiu taip, dviratis jau yra išrastas ir jo išradinėti nereikia, tai galbūt apibrėžčiau taip, literatūriškai tą žodį motyvacija, kad, tai yra toks vidinis, varikliukas, kuris mus verčia kažką veikti, daryti tai, ko nenorime. Bet aš motyvaciją, tarkim, kalbant apie renginius, aš motyvaciją padalinu į tokias 2 grupės. Tai yra sveikas ir nesveikas grįžtamasis ryšys. Tai ką aš vadinu sveiku grįžtamuoju ryšiu, tai kai, po, tarkim, renginio prieina žiūrovė ir pasako, kad čia ta vieta buvo labai gerai, kad, renginys visas praėjo puikiai, pravedė puikiai ir tas pats ir mieste pasisveikinimas ar nuotraukos paprašo, pasitaiko, tai, čia yra sveikas. O tai ir tokie dalykai mane motyvuoja. O ta, kur sakau, jau nesveikas tas grįžtamasis ryšys, tai kai jau parduotuviai negali praeiti ir tie vaikiukai, penktokiukai alaus skyriuje mane užgaudė, žiūri mano vaizdo įrašus ar dar kažką ir komentuoja, tai čia jau tas nesveikas grįžtamasis ryšys, kuris, tiesiog numuša visą motyvaciją, ką nors darytis ir atrodo, noris po lapais noris palysti. O šiaip tu, ar kiekvieną dieną jauti tą norą, tą motyvaciją, kaip minėjai, kažką veikti, ar turi tiesiog prisiversti, žinai, kaip? Čia visi mes esam žmonės ir manau tikrai yra žmogiška, kad ne visada yra tos motyvacijos, būna tiesiog ir labai didelis nuovargis, ypač įsisemiu po privačių švenčių. Tai tikrai kartais būna, kad atsistatyti reikia net ir 2 dienų. Ir tas 2 dienas tiesiog nori nieko neveikti ir gulėti lovoje po kaldra jo. Bet taip, iš tikrųjų, būna tikrai, kad nėra tų dienų, kai nėra motyvacijos ir ją tikrai turi pats susikurti. Bet, vėlgi reikia suprasti ir tai, kad darai ne savo, o dėl žmonių. O jau minėjai, kad tu daug veiklų užsiemi, tai sakei ir privatus renginiai, ir radijo dirbi, kultūros centre. Kaip tu viską suspėji? Ar kokia sistema pas tavai yra, tu paskirstimo, juk dar ir sakei, ir nori 2 dienas ir ilsėtis ir viską? Čia, žinai, norėti gali daug, bet ilsėtis ne visada užtenka laiko. Iš tikrųjų, žmonės pašaliniai ar nesako, kad tu daug darai, kai tu suspėji. Man, aš žiūrėdamas į savo darbo grafiką, atrodo, kad nieko neveikiu.
Na, o kiti iš šono sako, kad labai daug darai ir kaip tu suspėjai. Tai iš tikrųjų į šitą klausimą negaliu atsakyti, kaip aš suspėju, nes kadangi jeigu darbo knygoje nėra pilno lapo prirašyto, ką reikia daryti, tai aš tada dar prisimastau, ką reikia daryti, nors iš tikrųjų tų darbų net nereikia daryti, aš prisimastau, kad man reikia. Taip. O tai būtent kokie žmonės tavo yra, nežinau, autoritetas, įkvėpimas, ką tu seki, taip galima pasakyti? Tai, kas man yra autoritetas, to žmogaus mūsų tarpe jau nebėra. Ir dėja, man neteko jo nei gyvai pamatyti, nei ką, bet šis žmogus yra, man asmeniškai, tai jis yra scenos legenda, tai yra gal net ir du žmonės įvardinčiau, tai yra Vitalijus Tololo ir Vytautas Šapranauskas. Jie man yra du žmonės autoritetai, kuriuos, tikrai aš lygiuojuosi. O tai dar jeigu nepaslaptis, kai, tu pats sakai, kad neužsiemi nieko daug, bet kas yra tas vienas dalykas, kurį tu nori tęsti ir galėtum daryti iš dienų į dienas ir nuo ko niekada nepavargsti? Galėčiau turbūt, čia po kiekvieno renginio į šitą klausimą sakyčiau skirtingai. Jeigu buvo, geras renginys, tai pasakyčiau, kad tada labiau patiktų vesti kultūros centre renginius, ar ne, stovėti aukštoje scenoje ir, žiūrėti priešais tave tas sėdinčius žmonės. Jeigu renginys iš mano pusės, tarkim, mane buvo prastas, man padariau pats klaidą ir, galbūt ir nemažą klaidą ir nenoriu tos dienos prisiminti, bet turėjau užtat gerą privatų renginį, tada jau sakyčiau, kad labiau patinka privačius renginius vesti. Tai tokios atskiros nėra, kur, tikrai galėčiau daryti tai, bet, turbūt, kad bendrai paėmus, tai stovėti scenoje arba būti tarp žmonių ir, kurti jaukią aplinką žmonėms. Tai smagu girdėti. Tai jau irgi šiek tiek buvai prisilietęs prie to, kai pasakoji apie motyvaciją, bet ar motyvacija priklauso nuo įpročio, taip galima pasakyti, jau minėjai, kad tavo dienotvarkė niekada tau neatrodo prikrauta ir tiesiog gali veikti ir, tu prarandi tą norą veikti, nori ilsėtis, bet vis tiek darai. Tai ar ta motyvacija netampa tau tiesiog įpročio? Ir kokį tu rekomenduotum įprotį įgyti kiekvienam jaunam žmogui, kuris klausosi mūsų dabar? Įprotis, kaip čia pasakyti, žiūrint, koks tas įprotis yra. Žinoma, įpročiai tikrai, priklauso motyvacija nuo įpročių, ar ne, bet jei tavo įprotis yra kažkokį dalyką daryti, kiekvieną dieną, ar ne, tarkim, kaip ir atėjus man į darbą, tarkim, visada turiu atsidaryti elektroninį paštą. Tai čia jau yra įprotis ir turbūt tam darbui nereikia nei motyvacijos, nieko, nes, tu jį darai. Rutina. Taip, rutina. Bet kam gali reikėti motyvacijos, tai ta rutina kartais tikrai pavirsta į monotoniją ir, tikrai nuo tos neesi visada pilnas to entuziazmo daryti tai, kas jau yra monotoniška. Ir turbūt tai monotonijai pakeisti ir vėl prisiversti tai daryti ir reikia tos motyvacijos. O jaunam žmogui ko palinkėtum? Įprotį kokį? Taip. Tai įprotį turbūt aš dabar jau kuris laikas propaguoju ir visiems siūlyčiau, tai darytis savirefleksiją. Vakarais, aš visada parėjęs iš darbo kambario į miego kambarį, atsiguliu į lovą, padedu telefoną ir tiesiog, pražiūriu mintimis, kaip visa diena praėjo, ką man žmogus pasakė, ką aš žmogui pasakiau, galbūt tas žmogus, kai aš pasakiau, pasijautė nejaukiai. Tai ir, duodi savo tokią pamoką, kad to nesakyti, to nesakysiu, pavyzdžiui, rytoj, ar ne? Ir tiesiog savirefleksija, labai yra svarbu savirefleksija, ypač iš po renginių ir tai yra labai naudinga.
O tai tokia forma ir, nu, žinau, kad yra daug būdų, bet ar taip ir geriausia tiesiog galvoje su savimi pamąstyti, ar, nežinau, kiti žmonės mėgsta užsirašyti viską, ar... Aš nesirašau, bet aš galvoje susidėlioju. A, tas atskiras tokias dvi grupės, kas man pasakė, ką aš pasakiau. Ir, na, tiesiog save tai pamotyvuoji, kad pamotyvuoji save tobulėjimui, kad, na, kitas įkį to nedarysi, o jeigu padarei gerą dalyką ir žmonėms patiko, tai pamotyvuoji taip, kad padarei ir padaryk tai kitas įkį. O bet ar užtenka tiesiog pasisakyti, nes, nu, pasakyti ir padaryti yra du skirtingi dalykai, nes... Čia priklauso nuo žmogaus. Nes, nu, man atrodo, aš galėčiau, nu, pareflektuoti, pasakyti, kaip čia susimovau, ten blogai pasielgiau, bet, nu, kas iš to, kad aš pasakau, jeigu aš, nu, nepakeisiu to ir neprieisiu prie geresnės priežasties. Visada yra, aš iš patirties galiu pasakyti, kad visada atsirandi tokiame pačiame momente, kai nutinka, na, praktiškai toksai pat dalykas, ar ne? Nu, čia vėlgi privedu prie renginių, toks pat atlikėjas, ar ne, galbūt, na ir, vat, pavyzdžiui, vedi renginį ir, na, pirmąjį sykį, tu to atlikėjo pavardę ištarei ne taip, ar ne, galbūt suklydai galūnę, ar ką, ir tau tas žmogus prieina, pasako, kad tu ne taip pasakei mano pavardę, ar ne, tuomet savirefleksijoje, gulėdamas lovoj pasakai, pasikartoji tą pavardę ir kad kitas įkį to nepadarysi. Na ir sekantis įkį tu jau žinai, kaip pasakyti tą pavardę ir nepadarė jokios klaidos. Tas pats ir radijoje, ar ne, kai, na, pradžioje tikrai darydavau, na, be galo daug klaidų, gramatinių klaidų, kalbėdavau tauragėtiškai, kaip priklauso, bet paprasčiausiai per laiką, na, tu susirenki tą kraitelę ir tokios, na, grįžtamojo ryšio, kuris yra lengva kritika, kurie tau pasako, ar ne, aš žodį visada, na, seniai sakydavau senai. O iš tikrųjų reikia sakyti seniai. Na ir va tokių, čia kaip pavyzdys, bet tokių daug prisirenki ir, na, tiesiog pareflektuoji, kad daugiau taip nedarysi. Ir jeigu tu tikrai nori tobulėti ir tu motyvuoji save tobulėjimui, tai tu ir nedarysi to. Tai jau biški užsiminė apie kritiką, tai kaip tu pats tvarkais su kritika ir tiek ir išorinių žmonių ir galbūt esi pats šiek tiek savikritiškas, nežinau, tų refleksijų metu nebūna, kad pergalvoji dieną, prie mažų dalelių prikimbi ir, nu, taip. Aš nežinau, ar čia yra mano zodiako ženklas kaltas ar kaip, bet aš į viską reaguoju. Bet dabar jau per laiką esu tikrai užsiauginęs kūrą ir ypač per privačias šventes, kai, na, neblaivaus stovio vyriškis ar moteriškė prieina ir, na, tikrai kartais tokių oho dalykų pasako, kur nežinai ar juoktis ar verkti. Bet kažkaip tas kūra yra užsiauginus ir, na, tos kritikos, nesveikos kritikos tu tos nepriėmė. Esi išmokęs atskirti jau. Jo, kai, na, tiesiog kitas nori tave nusmukdyti, o kitas pasako kritiką tam, kad tu tobulėtum. Ir aš tikrai esu labai dėkingas tiems žmonėms, kurie pasako kritiką, kad aš tobulėčiau. Taip pat ir, na, literatų turiu daug pažįstamų, kurie, na, persiklauso mano radijo laidas ir paprašau, kad persiklausytų, kur tikrai nesu garantuotas. Ir, na, jie man pasako, kad ar ne, čia klaida buvo, ne taip reikia tarti, reikia taip. Ir aš dėl, na, tos sveikos kritikos, kuri mane verčia tobulėti, aš tikrai esu labai dėkingas. O save taip kritikuoju, esu labai savikritiškas ir labai peikiu, bet vėlgi reikia ir mylėti save. Taip. O kaip sutvarkai su ta, nu, savikritika, jau minėjai, kad save peiki, bet ar tas savęs toks, nu, nenužeminimas, bet nusodinimas, taip gal pasakyčiau, ar neprarandi tiesiog noro viso tęsti tos motyvacijos minėtos? Kaip tik motyvacija atsiranda, kad galiu tobulėti ir kitas to nepadaryti. Aišku. Vienas profesorius yra labai gerai pasakęs, kad, na, girti reikia prie visų, o kritikuoti už uždarų durų. Tai aš tai ir darau ir kritikuoju save už uždarų durų. O ar esi kad nors klausęs, ką aš čia veikiu, nu, bet
kodėl aš viso tai darau, galėčiau eiti būti kunigu, nežinau. Jei atvirai, tai esu tikrai klausęs ir dar vis klausiu, nes žmonės yra labai, visur žmonės yra susiskirstę ir aš turiu savo įsitikinimus, aš žinau, ką aš noriu veikti, aš žinau, ką aš noriu daryti. Bet tikrai atsiranda žmonių, kurie, ir ne vienas ir ne du, kurie bando nuo to atgrasyti mane. Tikiuosi baigti aktorinio studijas. Ir daug kas sako, nestok, nereikia, ar ne, tas pats ir, kad dirbu kultūroje, sako, kad, biudžetininkas čia jau iš tavęs nieko gero. Esu ir tokių pasisakymų sulaukęs, tai tas truputėlį numuša vertę to, ką aš darau, ir tikrai paklausiu, ką aš čia darau, ir kartais pagalvoju, kodėl aš ne užsienį, kur nors fabrike dirbčiau, nei galvos man skaudėtų, nei viršvalandžių, nei nieko, ar ne, ir savaitgaliai laisvi. Nesakau, kad čia savaitgalių laisvų neturiu, būna tų savaitgalių laisvų, bet ką turiu omeny, kad, čia tokiam visada esi įtampoje, ar ne, nes čia, nuo ryto iki tokios valandos kultūros centre. Jau pas mane į radiją atvažiuoja pašnekovas, ar ne, tai radijoje į eterį turiu išeiti, tai dar kažką. Ir toksai lakstymas. Ir tas lakstymas labai vargina. Jau, biškai taip pajuokaudamas užsiminiai, kad kodėl ne užsienyje esi, tai kas paskatino pasilikti būtent Tauragėje? Ir ar manai, kad jaunas žmogus lengvai gali save realizuoti būtent Tauragėje? Gali. Ir turbūt dėl to ir pasilikau Tauragėje, pasiėmiau tą vadinamą gap yearą, kad realizuočiau save, nes čia Tauragėje tikrai yra daug perspektyvos, daug galimybių, kadangi nesame didmiestis, esame mažas miestas, bet ne per mažiausias. Ir tikrai galime čia save realizuoti ir tikrai daug jaunam žmogui yra perspektyvos čia. O tai kaip suprantu, dabar čia yra tavo gap yearas ir po to stosi į aktorinį? Taip. O tai kur save įsivaizduoji, po 5 metų, nežinau, kai jau baigsi viską? Po 5 metų... Nebaigsi viską, bet... Po 5 metų įsivaizduoju save su aktoriaus baigimo diplomu. Ir tikiuosi, kad jau būsiu apsišildęs padus Vilniuje. Ir, kažkokį pagrindą, bent jau menkutį pagrindą turėsiu ir ten. Tai smagu girdėti, tai lauksiu išgirsti daugiau. O pabaigai dar, ko palinkėtum tiesiog jaunam žmogui? Čia tas jaunas žmogus labai taip plati savoka, bet apskritai mokyklinio amžiaus, taip gal pasakyti geriau. Aš palinkėčiau, kad nebijokit priimti pasiūlymų, kaip ir aš nebijojau, ar ne, kai 11 klasės pradžioj atėjo tuo metu praktiką atlikinėjusi mano kolegė į mūsų mokyklą ir pakvietė mane pravesti pirmąjį renginį, tai paskiau ten iš po to renginio buvo vis daugiau ir daugiau tų renginių. Taip ir pasilikau kultūros centre. Ir taigi palinkėčiau nebijoti priimti naujų galimybių, neatsisakyti ir tikrai reikia viską išbandyti. Ir aš kartais save papeikiu, kad iškrenta tikrai nebloga galimybė, bet atsisakau dėl tam tikrų priežasčių ir paskiau taip jau gaunasi, kad jeigu būčiau priėmęs tą sprendimą, ten būtų buvę daug geriau. Tai tikrai palinkėčiau, kad nebijoti priimti sprendimų. Tai ačiū tai, kad šiandien buvai su mumis ir pasidalai savo patirtimi, kūrybą ir, ne kūrybą, bet mintimis apie motivaciją. Tikrai tikiu, kad klausytojai daug ką išgirdo ir tikiuosi išsineš. Tai noriu pakviesti visus klausančius pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose ir taip nepraleis kitų epizodų, nes, kaip mes visada sakome, geriausi pokalbiai gimsta tada, kai pradedame skaityti tarp eilučių. Tai projektą finansuoja ES pagal Europos solidarumo korpuso projektą Jaunimo aidas bei Tauragės rajono savivaldybė.
Šis įrašas atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl nacionalinė agentūra ir Europos komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją.